Kauno troleibusų vairuotojų profesinė sąjunga toliau kelia įtampą bendrovėje. Autrolio administracija rytoj kviečia jos atstovus sėsti prie apskritojo stalo. Mat nelaukiant teismo sprendimo, troleibusų vairuotojai ir toliau kelia tuos pačius reikalavimus – nemažinti atlyginimų. Rudeniop Autrolio troleibusų vairuotojai, protestuodami prieš pasiūlymą sumažinti atlyginimus 15%, surengė iš viso 5 streikus, iš kurių paskutinįjį Kauno apylinkės teismas paskelbė neteisėtų ir uždraudė vairuotojams streikuoti, kol ginčo neišnagrinės aukštesnės instancijos teismas. Tačiau neramumai Autrolėje tęsiasi toliau, mat jau aišku, jog nesutinkantys su atlyginimų mažinimu troleibusų vairuotojai, nelaukiant teismo sprendimo, bus atleidžiami iš darbo. Be abejo, visi troleibusų vairuotojai, kurie bus atleisti, kreipsis į teismą dėl atstatymo į darbą, nes šitie atleidimai, jie iš anksto žinomai neteisėti yra. Tik tai mūsų supratimu, kad jeigu iš tikrųjų tokie veiksmai bus daromi, tai paprasčiausiai jau įmonės administracijos veikla pereitų į kitą lygį, iš darbinių santykių, galima sakyti, kriminalizuotų patį savo veiklą. Beje, po pirmojo streiko rugpjūtį, kaip teigiama dėl aktyvaus dalyvavimo jame, buvo atleistas iki tol nuobaudų neturėjęs vienas darbuotojas, kuris dėl šių veiksmų teisėtumo ir atstatymo į buvusias pareigas tebelaukia teismo sprendimo. Toks tapau kaip bandomasis triušis administracijos įrankių, žodžiu, pamėginti, koks bus procesas mane atleidus iš darbo. Darbdavys išleido iš anksto jam žinoma neteisėtą įsakymą, nors aš buvau ir komiteto narys ir viskas, bet į tai visiškai nekreipdamas dėmesio išleido įsakymą dėl atleidimo į darbą. Ir dabar stebi, kiek čia laiko, koks procesas, kiek laiko užtruks tas atstatymas. Tuo tarpu troleibusų vairuotojai dalyvavę streikų maratone teigia, jog pastaruoju metu patiria itin stiprų psichologinį spaudimą darbe. Dabar vairuotojams situacija yra labai psichologiškai spaudžiami, už bet ką ir bet ko kabinėjamasi. Pastabas rašo, papeikimus rašo, labai daug darbo ginčių turim ir jie į nieką nežiūri, tiesiog daro psichologinį spaudimą. Vien dėl to, kad padarašyti pastabą, papeikimą ir išmesti iš darbo be išeitinės. Reikalingos labai didelės atiduoti išeiti. Milijonai, tai aš niekaip nesuprantu administracijos logikos toj vietoje. Ir šiaip kyla klausimas, ar mes iš tikrųjų gyvenam demokratinėje valstybėje. Ir pagal kokius įstatymus mes gyvenam ir kokioje santvarkoje. Nes tie įstatymai, kurie priklauso demokratinį valstybį, jie mūsų šalyje neveikia. Nes administracijos veiksmai aš vadinčiau bespridėlais. Generalinio direktoriaus teigimu, darbuotojas buvo atleistas įstatymų numatyta tvarka. Nesutinkančių su atlyginimo mažinimu, darbo sutarties nutraukimas taip pat bus teisiškai pagrįstas. Visgi manoma, jog troleibusų vairuotojų profesinės sąjungos lyderiai be reikalo žmonės įtraukė į streikų maratoną. Mat visos sumaišties buvo galima išvengti, išaiškinimo dėl Autrolio administracijos veiksmų pagrįstumo kreipiantis į teismą. Kodėl taip nebuvo pasielgta, bus bandoma spręsti prie derybų stalo. Mes norim išsiaiškinti, kodėl jie pradžioj to nedarė. Pirmą praėjo visą streikų maratoną ir nepasinaudojo įstatymo, pirmiausia, tą įstatymo sutiktą galimybę. Tai mes žiūrim vėlgi vienintelį dalyką, kad tai buvo tik streikais manipuliuojama iš profsąjungos pusės. Bendrovės Autrolis administracija nuo šių metų rugsėjo atlyginimus susimažino iki 28%, o troleibusų vairuotojams algos sumažėjo šiek tiek daugiau nei 12%. Vidutinis troleibusų vairuotojų atlyginimas per mėnesį šiuo metu siekia 2134